Gerą dieną, vyrai ir moteris. Tai šiandien gavau pranešimą, kad vėl juodi debesis, vėl juodinimai, vėl šmeižtas ant mūsų šeimos. Nu, ką darysi. Žodžiu, šiandien vyko teismo procesas, va čia irgi rašo, vyko teismo procesas. Kuom jis baigėsi, tai papasakosiu, kuom jis baigėsi ir kuom prasidėjo. Tai prasidėjus šiandien 10:30 ryte į teismo posėdį atvyko Kauno savivaldybės administracijos atstovė, bet ne ta atstovė, kur teikė ieškinį, ta atstovė išėjo iš darbo, dabar atėjo nauja, tas pirmas ieškinys neteko galios, dabar reikėjo jiem pateikti atsikirtimą į mūsų pateiktą atsiliepimą į ieškinį. Tai jie bandė pateikti vakar dar tą ieškinį, bet teismas atmetė. Tai esu sužavėtas, kad paėmė ir atmetė. Ar ten smegenys įsijungė, ar pradėjo veikti teisė dabar, čia aš nesuprantu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Tai žodžiu, kągi naujoji kaltintoja atėjo į darbą, senoji išėjo, nes pasirodo, kad pirmam ieškinį jie pateikė suklastotus dokumentus, melagingus parodymus, šmeižtą ir visą kitą, bet paskui išėjo iš darbo, paskui atėjo kita, jinai dabar bandė čia pateikti, teisėja naujo termino nepaskelbė, nes ryškiai supranta, kad proceso naujo nebus, ieškinys nebus niekada iš jų priimtas ir teismo naujos datos nėra. O toliau, kas čia vyksta dėl šito, kur čia Vygantas Trainys, čia bando čia kažką parašyti, žodžiu, tai jisai tik tai šmeižia mūsų šeimą, žemina orumą ir kelia pavojų ir nuteikinėja žmonės prieš mus, rašydamas čia visokias nesąmonės, pasiskaičius komentarus, tai dabar galima kažkaip daryti išvadą, kad išėjęs į kiemą gali susilaukti puldinėjimo, neadekvačių tokių visokių artistų, kur čia rašo tokius komentarus ir čia rusais vadina jau, Rusija, Baltarusija, čia suvirenė, užsidirbk, paskui čia gydyt, dalbajobai, tai šito teksto autoriaus dėka vyksta toksai mūsų psichologinis bandymas paveikti, bet galiu pasakyti, kad aš jums paskui pateiksiu, kaip jisai bus padėtas proceso tvarka į jo vietą, šitas autorius šito šmeižto. Ir kas čia dar atsitiko, sutapimas, kad Kauno savivaldybė retėjimo metas, darbą palieka 2 iš 3 direktoriaus pavaduotojų, išėjo teisės skyriaus specialistai, išėjo direktoriaus pavaduotojai, mes nieko, čia ne mes, čia šiaip sutapimas, kad tiesiog jaučiu, kad visi pagalvojo, kad vasarą reikia išeiti iš darbo, nes ką čia dabar Kauno savivaldybės administratoriaus padėjėjai, kaip čia bebūtų, kaip sakyti, išėjimas iš darbo nuo atsakomybės neatleidžia, nes vis tiek, kaip ten yra, negali tai būti, kad aš dabar ateisiu, įsidarbinsiu į darbą, darbo metu padarysiu nusikaltimą ir išeisiu iš darbo ir tada skaitysis, kad aš nepasiekiamas, o atsakys juridinis asmuo arba jo direktorius. Taip nebūna. Turi atsakyti tas, kas tai padarė, tai numato ir viešosios administracijos 3 straipsnis. Tas, kas padarė žalą valstybinei įmonei, neša asmeninę atsakomybę. Mes taip ir norim padaryti, kad paskui kiti suprastų, kad tai yra, nebus taip, kad ateisiu, primūtinsiu ir visi savivaldybės Kauno bendruomenės nariai, visi čia tautos atstovai, visi, kurie gyvena toj bendruomeniai Kauno, turės sumokėti iš sumokėtų mokesčių į Kauno biudžetą nuostolius, kuriuos pridarė kažkoks artistas. Ir tai mes geriau vaikam aikštelių pastatysim arba
arba geriau kažką gero padaryti, tiesiog, nežinau, beleką, bet kodėl reikia už jų padarytus bespridėlus mokėti visiems ir tipo niekur nieko. Tai va, tai tokie dalykai tiek norėjau pasipasakot, o kas liečia dėl asociacijos veiksmų, tai asociacijų daug procesų vyksta tiek po visos Lietuvos regionuose, mums sekasi labai puikiai, atmušinėjom visus bespridėlus tų biurokratų, ta prasme, ir mums sekasi gana pakankamai gerai, procesai teisminiai vyksta, ieškiniai bus kažkada atlyginti, tai papildysim asociacijos iždą, iš kurio galėsime biškį geriau gyventi ir padėti šviestis toliau mūsų tautai, kad galėtų apsiginti nuo biurokratinių šitų tokių vienetų, kurie keičia darbo vietas ir taip ir baigsis. Tai tiek, paskui darysim būtinai juridinį asmenį, nes reikia tai padaryti, nes kitaip nelabai čia taip, kol čia mes viską susitvarkysim, kad čia būtų taip, kaip turi būti, tai tikrai kitaip sunku bus arba reikės tiesiog atstovauti taip, kaip dabar atstovaujam, konkrečiai teismuose pagal įgaliojimą ir taip galima daryti civilinėse bylose. Ir žodžiu, tokie reikalai, tiek norėjau pranešti šios dienos, tai kito teismo posėdžio nebus ir tiek žinių, o kaip ten toliau seksis, dabar prokuratūros tą atmestą skundą apskundėm iki teisminio teismo teisėjui ir toliau dar ten visko belekiek, ta prasme, kam įdomu, kai bus susitikimas asociacijos, pasigalvokit, atvažiuokit, užduokit klausimų, į visus būtinai atsakysim, nes kai nėra problemų, nėra apie ką kalbėti, o kai yra problemų, tai yra apie ką ir kalbėti, ir ką spręsti. Ir labai įdomu, labai džiugu, kad atsirado netgi ir Seimo narių, kurie pamatė, kad bespridėlas vyksta ir kad uzurpavo tautos suvereninės teisės kažkokie tai artistai, kurie pasistato save virš konstitucijos ir tautos suvereninės teisės aukščiau save gali taip laikyti, improvizuoti ten visokius dalykus, išgalvoti nerašytas taisyklės. Tai kaip šiandien irgi buvo nerašytos taisyklės, atėjo Kauno administracijos atstovė kaip ieškovė, bet sėdėjo pagal nerašytas taisyklės jinai atsakovo vietoj, o aš sėdėjau ieškovo vietoj. Teisėja irgi tai pastebėjo ir viskas taip, ir aš čia ir sakau, pratinkitės būti tenai atsakovų pusėje, nes žodžiu, tokie reikalai, tai tiek norėjau pasidalinti tokią informaciją ir kam įdomu, junkitės, mes negalim viešinti tos informacijos, tai ta prasme, visi tie procesai irgi čia mes ir siekiame, kad jisai būtų viešas, bet yra suprantama, kad tai, kodėl jis neviešas, tipo, kad dėl vaikų, bet tai nėra argumentas, dėl ko jis neviešas, kad dėl vaikų, nes apie vaikus ten nieks iš esmės nekalba, čia yra elementarus ieškinys, kurį jeigu teismas įrodytų, tai čia tik tai piniginis klausimas, o ne kažkoks kitoks. Ir tiek žinių, tai žodžiu, norėjau pasakyti, kad tiek teismas buvo ir daugiau teismų nebus. Turi dar Kauno savivaldybės administracija ten ribotą laiką pateikti ieškinį per naują su argumentais teisėtai, bet to jie praktiškai padaryti negali, nes negali, o negali todėl, kad vagia ir klastoja dokumentus ir viską, ką jie daro, ir dar dabar teismui priteikė naujų dokumentų, kurių jau jie negali jų atsimti, nes pateikė elektroniniu būdu ir dar pateikė naujų suklastotų dokumentų. Tai reikės būtinai išsimti visas kopijas tų pateiktų vėl naujų klastočių ir šiandien kur ta buvo atstovė, tai jau bus jos asmeninis darbas tų visų improvizacinių dokumentų klastojimų patenkti.
ne įrodymais, bet dokumentų apimtim jūs nieko nepadarysit, kad čia daug prirašysit. Va, tai Dukas irgi bandė pats administraciniu būdu prirašė tyliai, nuėjo į teismą ir sako, jie bausti, jie į namus neįsileido, jie ten o finale kom gavosi. Stebėkit, kada Dukas baigs darbą, jau čia irgi eis savanorių iš darbo, bet viskas po biškį, ramiai, be emocijų ir tvarkingai ir sieksime, kad mūsų ateities kartom būtų malonu gyventi savo krašte ir džiaugtis laimę ir džiaugsmu, o ne kažkokiais artistais, kurie įsivaizduoja, kad jie yra kažkokie valdovai ir kas. Jie yra mūsų tarnai, nuėjo tarnauti tautai, tai ir tarnauja, o ne įsivaizduoja, kad čia yra privatus uabas ir čia mes esam pas juos kažkokie laikinai atvykę padirbti ir čia išmaldų prašantis ir panašiai. Tai va, tokie reikalai. Tiek, ačiū visiems uždėmesi, sekite toliau naujienas, papasakosiu kaip ten kas toliau, o dabar sekantis žingsnis, tai mes imsimės to žurnalisto Lietuvos ryte, kur ten šmeižia mūsų žemina orumą ir visa kita, tai pateiksiu kaip ten, kai bus rezultatas, žodžiu, tada paaiškinsiu ir pateiksiu, o čia kalbėti nėra tuščia žodžiauti, ką mes, kaip sakyti, geriau darbais negu kalbom reikia daryti, o ne kalbėti, nes kalbos jos nieko gero neduoda, reikia daryti. Tai va, tiek žinių, viso gero ir iki kito karto.